Turiu saliamonišką sprendimą, kaip išspręsti Lietuvos valdžios balionų problemą. Kaip tik aš čia šituose kraštuose lankausi kažkokį tikriausiai, kur karalius Saliamonas gyveno. Sprendimas yra labai paprastas, tik tai dabar jį prisiminiau. Aš maždaug 2015 metais, 2016 metais daug dirbau su įvairiais išradėjais, tokiais keistais žmonėm, su keistom sakiom idėjom. Ir viena iš idėjų pas mus buvo daryti skraidančius namus. Aš jau įsivaizduoju jūsų reakciją, bet yra tokie skraidimo aparatai kaip dirižabliai. Žiūrėjau šitas Google'as irgi šiaip tai verčia šitą lietuviškai irgi kaip dirižablis. Tai yra toksai kaip cepelino formos, didžiulis oro burbulas. Jis ten prieš antrą pasaulinį karą paskutinis suteikė, nes buvo naudojamas kitų dujų, bet esmė tame, kad kontrabandistai, kaip valdžia galėtų pasiūlyti kontrabandistam cigaretės vežti ne balionais, o dirižabliais. Kokia iš to būtų nauda? Per vieną kartą galima atvežti keletą tonų, įsivaizduoju, koks kiekis. Visų antra, jos yra valdomos, tu nebeįskrysi į šitą zoną, aerouostą, tau kai kas sakys, tai ką nusišneki, valdžia turi kovoti su kontrabandistais. Būkim protingi, turtingi ir net, ir supraskime vieną dalyką, kad valdžia negali kovoti su savo kišene. Ar jūs galėtumėt kovoti su savo kišene, kur guli jūsų piniginė? Manau, kad ne. Tik tai durnas kovoti su savo piniginė. Taip ir aš jau įrašinėjau video, kad valdžioj žmonės esantys privalo vogti. Tu negali valdžioj būdamas nevogti. Jeigu nepamiršiu, į komentarą įdėsiu nuorodą šitą video, kad suprastumėt, kad valdžia privalo vogti. Dėl to jie puikiausiai žino, kas veža, kas neveža, ką kada galima pagauti. Tai jie galėtų tą dalyką paimti ir pasiūlyti savo hebrai, kurie juos kažkiek tai maitina finansais ir patys nemažai uždirba. Ir nereikėtų čia Baitkos kaltinti, kad Anas čia balionus leidžia kažkam tai į Lietuvą su cigaretėm. Tikriausiai tiem, kas tuos balionus pasigauna, tai tas ir laimi Baitkos loterijoje. Nu, nėra logiška, sutikit, nėra. Tai iš tikrųjų, čia aš nešposiu, o tai yra normalus pasiūlymas ir jeigu man šita idėja gimė, iš esmės gims ir kontrabandistam. Tai laiko klausimas, kada tie dirižabliai pradės skraidyti. Aišku, galima ne tonom, galima žymiai mažinius padaryti. Jie tada gaunasi daugkartiniai, atskrido į Lietuvą, jie gali net nenusileisti. Jie gali knopkę paspaudė, krovinys nukrito, jis apisuko ir į Baltarusiją. Įsivaizduot, kokia būtų ekonomika ir kiek jie galėtų sutaupyti. Ir tada jie skraido ten, kur reikia. Tada niekam nieko nereikėtų gaudyti, nereikėtų gaišti laiko, apsimesti kažkuo tai. Niekas tų dirižablių nematytų. Jie saugiai krovinį numestų ir realiai visi būtų laimingi. Susitikit, kad saliamoniškas sprendimas. Lėktuvai skraido, žmonės patenkinti, kontrabanda juda, žmonės patenkinti pigiom cigaretėm. Ir valdžia patenkinta, kad ant akių kontrabandistai nebelenda ir visiems viskas gerai. Mano manimu, tai yra vienas iš gudriausių sprendimų šioje situacijoje. Dabar klausimas, kada mes sužinosim, kad taip viskas jau vyksta. Pasaulyje tai būna. Jeigu vienam žmogui ateina idėja, ateis ir kitam. Nes būna, kad negyvendina vienas žmogus, pasirga, pasimiršta ar dar kas nors. Dėl to, kaip pažiūrėkit, dauguma visų išradimų pasaulyje. Pradėkime nuo tos pačios radijos. Vienu metu išrado ir Popovas, ir Markonis. Šitoje vietoje. Ir tokių daug išradimų yra labai daug, kur vienu metu keli mokslininkai skirtingai pasaulio šalyse padaro tą patį išradimą. Taip pat bus ir su dirižabliais. Tik tai klausimas, kaip jie ir kur atras. Blembačka, tada aš nepagalvojau prieš 15 metais. Buvo galima pradėti daryti mažus dirižablius, nes jie kalba apie didelius. Realiai buvo, žinokit, yra skaičiavimai, pasiūta matematika, kad iš principo gali būti skraidantis namai. Nes tie dirižabliai gali pakelti 100 tonų, 1000 tonų, ten jeigu reikia tam tikro dydžio. Taip, šitoje vietoje viskas įmanoma. Laukiam, kada mano idėja išeis į, kaip sakant, į gyvenimą. Bet kokiu atveju, jeigu tu žiūri, jeigu tu dar ir komentuoji, o YouTube reikia daryti komentarą ne mažiau 5 žodžių, tada YouTube komentaras yra užskaitomas, tai reiškia, tu esi nuostabus. Aš toliau vaikštau po senosios Persijos civilizaciją ir semiuosi patirties. O jūs ką, jums belieka tik tai žiūrėti mano video ir galbūt pavydėti, kam jo daug,
pavydu, kam baltų pavydu, čia jau kiekvienas pasirinkat. O kas pasidžiaugti už mane ir už save? Iki.